Labą dieną. Tuščia vieta. Kodėl tuščia? Todėl, kad Supra yra čia. 25 metai, dar vienas bolidas. Toyota. Supra. Turim tokią nesėkmę. Paulius tą greit bumperį primontuoja. Nuėmiau viršutinę dangtelį ir labą dieną. Kitas daiktas ir jisai prisuktas ant vieno varžto. Šviečia, ketvirta. Įtariu, kad ketvirta yra tai, ko man reikia. Hell yeah! Ar čia viskas gerai? Nes yra įtarimų, kad čia ne viskas gerai. Manau, kad mano šitas sukumas ruošiasi sprogti. Tuoj pažiūrėsim, kas jam nepatinka. Pasimatė tai. Nukirpti 3 laidai. Nu va, nebūčiau Neriaus pasikvietęs, tiksliau jis pats atvažiavo. Nebūtume užkūrę, dirba ant kokių 4 cilindrų. Kodėl Supra yra čia? Tai žodžiu, ją reikia padaryti važiuojančią, nes jinai važiuos pas kėbulistus. Kad padaryti ją važiuojančią, tai reikia prisukti va tuos va varžtus. Va tam matosi, kur neįsuktas varžtas, ar ne, kur puslėje tą flex plate sukasi. Bet yra problema. Tas flex plate yra kažkoks netoks. Nes čia yra irgi Supros flex plate ir šitos skylės yra didesnės. Ir varžtai, ne šitie varžtai, yra kiti varžtai ir jie netinka. Netinka. Žodžiu, ten kažkas yra priburta gan stipriai, nes, sakau, čia kažkas ten stipriai ne taip. Atrodo, kad gal ir tarpinės ten nėra, kuri turėtų būti tarp flex plate ir variklio. Nu, žodžiu, kažkas negerai. Tai jo, reikia išsilupti greičių dėžę. Kad išsilupti greičių dėžę, prieš išlupant jau radau, kad čia va kažkas nukirpta. Tai va, matyt, greičio daviklis nulaužtas, bet įdomioji dalis ta, kad čia, kaip mato, ten tokia labai neoriginali skylė. Nes čia buvo mechanas. Žodžiu, tai panašu, kad čia šitai mašinai buvo visas svapas išluptas ir įdėtas kitas su automatu ir padarytas bele kaip, kad, plius minus kažkas. Tada taip, visas dugnas yra padengtas šitą nuostabę liepinę dangą. Žiauriai nefaina. Išmetimas yra, prisuktas, matosi, kad šviežiai, nes, nei tie varžtai nudegė, nei ką čia. Žodžiu, sakau, čia akivaizdu, kad čia buvo kažkoks tai melas išmetimo va rezonatorius, koks tai su ventiliacija. Ir čia va vamzdis irgi su aušinimu. Tada vadifas ant polimauntų stovi. Visur važiuokliai šiaip polimauntai. Čia va poli. Žodžiu, čia poli. Prieki poli. Čia va poli. Žodžiu, ta mašina iš tikrųjų buvo kažkada iki patenkant į aukcioną matyt daryta. Nes ir priekis irgi va visur poli viskas sudėta. Čia, ten. Žodžiu, buvo kažkada normali mašina, bet ją kai subeldė, tai nutarė padaryti nebenormalią mašiną. Tai va, dabar reikia man visą tą atstatyti, tai ką, lupsim dėžę, tai iš pradžių išmetimą nuimsiu, o tada bandysiu jau nusilupti dėžę ir žiūrėti, kas ten pridaryta. O po to variklį reikės surinkti į vietą, pažiūrėti, nuimsim vožtuvų dangtelį, nuimsim šukes išsuksim, žodžiu, pažiūrėsim visus dalykus, nes jo reikia padaryti, kad jinai važiuotų. Tai jo, imamės darbų. Tai nulapau išmetimą.
Trūksta čia dalykų. Tai pavyzdžiui, trūksta tos tarpinės, bet pažiūrėjau, kaip katalizas atrodo. Wow. Man atrodo, kad jį reikės išdaužyti tiesiog, nes jam jau yra blogai. Stipriai blogai. Tai va, tai žodžiu, reik atjungti žarnas tepalo. Jo, atjungti tepalo žarnas. Ir ką žinau, atsukinėt kardaną. Ir atsukinėt varžtus. Ten viršui bus smagus varžtai, kaip visada. Tai žodžiu, jo, darom toliau. Tai jau kita diena, praeitą kartą krito dėžė, jinai sveria nuo 8 iki 9 kg, nes aš ją buvau padėjęs ant to ir ant to jinai lygiai nebūna, tai teko gaudyti. Labai sunki dėžė, tikrai nebuvo smagu, bet žodžiu dabar situacija tokia, įdėjau atgal dėžę, ją reikia iki galo prisukti ir jo, ten, nežinau, ten varžtai keisti tokie sukasi, bet kaip ir turėtų užsisukti. Tai va, dabar bandysiu viską susukti atgal ir ieškoti tokių keistų varžtų, kurie, nežinau, kodėl tokie maži, ten 8 mm gal. Nežinau, M8 man atrodo, super maži varžtai ir kiek jų ten 6 ir 8. Tai va, tai bandysiu dabar atgal susukti viską ir pasižiūrėti, kaip ten kas ten gaunas. Tai jo, timelapsų dabar nefilmuosiu, nes čia truputį atsinaujinom įrankių ir dėžė va stovi. Tai jo, bandom daryti. Ir išsiaiškinau, kodėl negalėjom niekaip prisukti. Po dešinę yra supros varžtas, kuris tinka, po kairę tai yra standartinis varžtas. Tai va. Šitam slankmatis rodo taip, on. Čiaukšt. 8,666. O paprastas yra 7,5, kažkas 7, žodžiu, 7. Tai va, reikia specialių varžtų. Opa, nauja diena. Tai siurbimo koliko pusę nuėmiau. Ten guli labai gražus mėlynas. Tai dabar, ką aš darysiu, tai dabar reikia išsisukti visas žvakes, pažiūrėti, kaip ten atrodo. Su kamerikė įlysim į vidų, pažiūrėsim, kaip iš vidaus atrodo. Vakar buvo labai juokinga, uždėjau kai dėžę, variklis nesisuko. Žodžiu, kažkaip puslė matyt ne visai tiesiai buvo atsigulus, nors varžtai gerai prisisuko. Bet jo, atveržiau, biškį paklybinau ir atsistojo į vietą, viskas kaip ir gerai. Tai jo, dabar ką aš darysiu, čia šiaip labai viskas įdomu. Labai čia įdomių dalykų yra. Bet kol kas nesigilinkim, tiesiog išsukim visas žvakes ir pažiūrėkim, kaip cilindro vidurėje atrodo. Tai dabar pirmų taikymų tai išsiurbsiu šitą visą tuneliuką, dėl to, kad čia prastai atrodo, ten viskas man prikris į variklį, tai va siurblys jau ready. Tai va, tai siurbiu, suku ir žiūrim. Žodžiu, išsukau 3 žvakes. Problem. Vožtuvų dangtelio tarpinė tikrai yra reikalinga. Žvakės yra paskendusios tepale. Aišku, kai išsukau, tai nubėgo tepalas ir ant tos dalies, kur jį uždega kūrą, bet jo tarpinė, ne veltui tas variklis visas apsitepalavęs.
Tai žodžiu, reikia vožtų dangtelių tarpines užsakyti. Nu, bet neskubėkim. Iš pradžių pasižiūrim, kas cilindrų viduje, tada žiūrėsim. Nu, tai kol kas tos 3 cilindrus toj panagrinėsim ir pažiūrėsim, kas ten yra. Žodžiu, nesėkmė. Garažas stipriai pasikeitė ir nežinau, kur kamerikė dingo. Čia dar netvarkyta dalis ir jinai buvo būtent čia, bet jos čia nebėra. Jau nežinau, kokius 3 kart pažiūrėjau, tai matyt 4 kartą nebežiūrėsiu. Visur išieškojau, nerandu, nu tai ką padarysi, pamatuosim tiesiog kompresiją, o kai kažkada gal atsiras, pažiūrėsim, kas ten viduj. Bet jau, matyt, kompresija parodys tą patį, ką ir galėtų kamerytė parodyti. Šiaip dar galvoju, kad suprui padėta, bet suprui lyg ir nėra. Jo, čia nieko nėra. Kilimukai ir viso, jo, nėra. Gerai, tvarkoj, matuojam kompresiją, šitas tai žinau, kur įrankis jis yra. Ten. Gal nefilmuot, bet o vėl dėžė, vėl nuimta. Žodžiu, sukau variklį. Ir girdžiu dzink ir užstrigo variklis. Na, kitą pusę sukasi. Žodžiu, buvau šitą va, nu, žodžiu, mažesnis negu turi būti. Buvau biškiai sukęs į torque konverterį. Ir jis, nu aš jį buvau įsukęs, ne per daug, bet buvau įsukęs. Ir žodžiu, rezultate jisai atsisuko ir įkrito tarp bloko ir šito smagračio. Tai va, rezultate dabar man teko vėl nuimti dėžę. Jau kaip ir brolis esu įgūdęs šitame reikale, visai greitai gavosi nuimti dėžę, aš nežinau, kiek aš jau užtrukau, 15 minučių. Žodžiu, fantastiškai greitai man čia pasisekė, šį kartą prisisegiau dėžę, kad jinai nebenukristų. Ir pasidėjau medinę plokštę, nes per daug ryskį, žodžiu. Tai šiaip reikės susivirinti plokštę tiesią. Nu tai va, tai dabar varžtą ištraukiau, išgelbėjau. Tai galima krauti atgal dėžę ir toliau daryti dalykus. Žodžiu, not so very good news. Tai 6 cilindras yra 14, 5 irgi 14. Tada 4 yra net 14 su centais. Tada 3 yra 12, 2 yra 6 ir 1 yra 8, man atrodo, ar 10 gal. 2, kur čia aš tą padėjau. 1 yra 10. Not very good. Tai gerai, pabandykim į 2 ir į 1 įpilti tepalo, pažiūrėsim, ar čia žiedai, ar ne žiedai. A few moments later. Nu gerai, 1 cilindras atsigavo. Turim 12. Nu tai ryškiai žiedai, greičiausiai jie tiesiog prikepia, tai gali būti, kad pavažinėjus šitas žiedas atšoks, bet dar liko 2 cilindras blogasis. Nu tai tuoj pažiūrėsim jį. Nu, tas skaičius visai gražus. Aišku, aš ten nemažai tepalo įpyliau, bet žodžiu, faktas, kad žiedai. Tai gerai, vadinasi, gal dar prasidirbs. Dabar jo, ką žinau, reikia bandyti rinkti atgal ir žiūrėti, kodėl jis netolygiai dirba. Tai iš pradžių žvakės visas išsivalysim, nusišveisim, sudėsim, tada žiūrėsim, gal kažkur į babiną negerą. Nu, žodžiu, troubleshootinsim. Later. Renku toliau. Uždėjau diržą, uždėjau termomolą, uždėjau diržą tempėją, šį kartą prisukau ant visų 3 varžtų, o ne tik ant vieno, kur buvo prisukta. Prisukau dangtelį ten geriau, bet jis vis tiek taip keistai būna. Tada, kai šiandien diržo, kažkokie plastikai matyti nuo dangtelio. Ir jo, tai reik radiko. Čia aišku nėra labai tiesų, bet manau, kad įsidės. Tai naujas radikas. Dar nesu matęs užvakumuoto radiko. Beje, labai įdomus dalykas. Tas radikas, jau turbūt nebėra. Žodžiu, senasis radikas buvo aliumininis ir jis buvo ne nuo automato. Jis neturėjo šito ir šito. Ir jo. Buvo savininkas išsprendė va tokiu radiatorium greičių dėžės aušinimą. Šiaip ten vairo stiprintuvų, nu bent jau man taip atrodo, kad vairo stiprintuvo ten yra tas kabutėse radiatorius. O čia jau yra normalus. Nu tai va,
Tai žodžiu, tą dabar pabandysiu sudėti. Pažiūrėsiu, kaip seksis kamštelis, nežinau, kur buvo seniau čia, bet dabar vėl nebežinau, bet toj pažiūrėsim. Tai jo, renku toliau. Gerai, vienas cilindras yra be žvakės dabar, antrasis, nes ten per daug tepalo įpyliau, bijau, kad neužlankstytų man vožtuvų, tai reikia, kad išspjautų. Pabandom užkurti. Neužsikūrė, reikia biškį paduot nefraso. Gerai, pabandom. Gal, kuris grafiškiai kapsai. Čia gali būti dėl to įsijęs. Gal kaip rūkštukai visai reiktų pažiūrėti, ar jį veikia. Bet pabandom. Vakuum lykas tas padarė į gyvų, bet be vakuum lyko bye. Dirba, bet ar gražiai, tai nelabai, bet gal prasidirbs. Turiu pažiūrėti, per kur dūmus leidžia. Vakuumą. Per visur. Tiek daug leidžia, kad net nežinau kur. Bet faktas, kad per įsiurbimo koliko tarpinės visas, jų čia yra 3. Viena prie galvos, viena ten ir viena čia. Gal ir tada per purkštukus leidžia tikrai, gal ir per sklendės tarpinę leidžia, nes čia rūkstam. Ir jo, visai netrūksta čia. Ir čia dar taip stipriai rūkstam. Ten labai stipriai. Net negaliu išpūsti, kad nebūtų jų. Bet žodžiu labai rūkstam, tai žodžiu reikia tarpinės visas užsakyti ir žiūrėti. Krapščiau čia ir žiūriu, čia ta žarna tokia įdomi eina. Labai ne-OM. Ir dar labai ne-OM, kad jinai liečia koliką. Niekaip jos neišeina padėti, kad jinai neliestų koliko. Ten yra kažkoks tai... toks. Atrodo ne-OM visai. Tai tas daiktas yra tikrai ne-OM, nes OM jisai eina per visą ilgį, per abu kolikus. Ir iki ten nueina, kur ta guminė žarna. Tai čia dar vienas dalykas, kurio reikia. Žodžiu, čia fun times visai fun times. Taigi, kita diena. Nuėmiau įsiurbimo koliką. Ten dar galima ir tą dalį nuimti, bet ten tarpinė yra, matau. O bet tačiau čia jos nėra ir čia jos nėra. Žodžiu, ofigenai surinkta, bet tarpinės. Tai dar man kažkokių šiukšlių prikryto. Labai keistų tų šiukšlių krenta, bet žodžiu, čia kažkoks gal hermetikas. Bet kuriuo atveju, tai nenuostabu, kad tiek daug yra vakuum lykų, kai tiesiog tarpinių nėra. Žiūrėjau šitą tarpinę, man atrodo, nelabai išeina įsigyti. Bet tuoj dar paguglinsiu.
Reikia šitą spalvą panaikinti. Tai pabandysiu dabar panaikinti šitą spalvą ir tada turiu vožtuvų dangtelio tarpynės. Va ten van. Opa. Žodžiu, tai jas irgi pakeisiu, nes čia nerealiai bėga per visus galus. Tai va, pabandom padirbėti ir tada jau žiūrėsim toliau. Va, įpusėjau. Jau visai neblogai atrodo. Bet jo, su šituo daiktu varau. Bet dabar jau nebeprieinu kažkur, tai čia jau reikės kažkaip kitaip. Bet kažkaip padarysim. Gerai, kadangi kolikas laikinas, reikia nepersistengti čia veltui. Tai jo, bus taip. Panaikinau didžiąją dalį to šlykštaus mėlynumo. Tai reikės dar išspręsti saugiklinės dangtelį nuo lūpdažus. Ir tas nuostabes mėlynas žarneles, kurių, tiesą sakant, didžioji dalis yra per didelės. Už tai ir ten dar papildomi vakuumlikai. Ir aišku, stabdžių pūslė yra amazing. Ir po to jau dažysis visas variklio skyrius į normalią spalvą, tokią kaip kėbulas. Nes, iš vis kas čia. Kas čia. Ta prasme, quality. Žodžiu, tai ir tas taip pat buvo dažytas, very big quality. Tai žodžiu, jo, tarpinę užsakiau, visgi yra pirkti šitą tarpinę, tai okei. Prasivalysim čia, prasivalysim ten. Dangtelį jau pamiršau, kad turėjau pakeisti vožtuvų dangtelį tarpinės. Bet matyti jau kitą dieną dėl to, kad jau reikia varyti. Tai kol kas tiek, iki kito karto. Opa, nauja diena. Mazdulė stovi. Ir Toyota. Grįžtam prie Toyotos. Tai gavau varžtus, ačiū Jonui. 5 varžtus, vieną turiu. Tai galim padaryti, kad ar konverteris jau būtų sujungtas su smagračiu ir Toyota galėtų pasukti ratus, kai įpilsiu tepalo, nes man atrodo, kad tepalo ten nėra. Tai jo, dabar keliam viršų, suksiu varžtus. Tikėkime viskas gerai, reikia nesugadinti, nes nepatikrinau iš tikrųjų. Ir jo, tai radiką įdėjau. Beje, tai radikas ne iki galo gerai įsideda, aš čia bandžiau atitempti šitą dalį, bet čia gerai pastumta. Bet žodžiu, kėbulystas jau kai tampys, atitampys ir sudės šitą naują, nes šiaip turiu viską ir šitą naują, ir sparną naują turiu. Tai jo, visą priekį šiaip turiu naują, viską turiu. Tai jo, reikia dabar pasikelt, pakeisti, tai yra susukti varžtus. Tada lūpsim dangtelį, kas faina, kad žvaklaidžiai surašyti skaičiukais. 2, 4, 6 ir taip toliau. Tai jo, reikia ištraukti žvaklaidžius, nuimti dangtelius ir pakeisti tarpinės, o tada jau žiūrėsiu, ką toliau darysiu. Lapse matosi absoliučiai nieko. Naudojame tie varžtai, fokusuos. O, tai 9, tai koks ten, žodžiu, kažkoks įdomus simbolis. Žodžiu, čia specialus. Nutiko tai, ko nenorėjau, kad nutiktų, tai į žvakių, ten kur žvakės. Čia galiu flashlightą jungti. Jo, kur 6 cilindras. Ten viduj kažkur įmečiau galvutę. Vanai guli. Tai jo, norėjau, kad veržlė šitą neįkristų, veržlė neįkrito.
Bet įkrito galvutė, bet nieko tokio. Galvutę to išgelbėsim su magnetu. Bet jo visada nutinka taip, kaip stengiasi, kad nenutiktų. Bet aišku, ten nėra kur toliai įkristi. Bent tiek. Būtų blogiau, jeigu būtų niša, kur įkrist gilin. Truputį padirbėjau, tai jo, žodžiu, išploviau dangtelius. Tai nebetepaluoti, bet jie čia tokie, žodžiu, jis reiktų, jie gal čia iš magnio, nes atrodo, va, tokie gilūs. Magnis tipiškai mėgsta taip susėsti, nes tikrai ten gilūs tokie. Jaučiu, kad čia magnis duoda 9%. Tai žodžiu, reikia juos matyti pašveisti ir nudažyti, nes dabar čia yra plikas aliuminis. Originaliai net nežinau, kokia spalva jie būna. Čia va, labai įdomiai aštrus sluoksnis. Čia matyti tas dažas, originalus coatingas kažkoks. Tai žodžiu, reikia čia gan stipriai pašveisti, kad nulupti. Šitą irgi išploviau. Tai jis visai netepaluotas, atrodo daug gražiau. Tai jo, dabar reikia nušveist visas rūdis, viską iškrapštyti tą, beje šitas mažulis irgi čia, nu žodžiu, visas žarnas čia reikia keisti iš tikrųjų, nes PCV šitas tai sveikas, šitas nulūžęs, tai reikia PCV šito naujo, o šitas tai briveris, tai nu, žarna tai net nenusijama, ją reikia pakaitinti, čia plastikinė šitoj vietoj. Tai jo. Tai reikia viską nušveist, pažiūrėti, kokias spalva originaliai turi būti ir nudažyti. Tai vat, jo, kol kas tiek progreso, dirbu toliau. Dar nesu susidūręs su tokiam tarpinėm, kurios taip sunkiai kištusi. Žodžiu, jas ten gan giliai reikia įspraust, bet nu dabar akivaizdu, kodėl anos leido, dėl to, kad, nu čia aš nežinau, belė kiek čia jūs iššokusius iš dangtelio. Tai jo, vieną jau tą šlikštesnę uždėjau, šitą dabar užmetu ir viskas galima prisukti. Dangtelį nedažiau dėl to, kad tas variklis lupsis lauk. Tai tada viską ir išplausim, viską sutvarkysim ir bus gerai. O tam kartui tiesiog, nu, kad būtų įmanoma prisidėti prie variklio, tai išvaliau ir dabar jo surinksiu. Nu va, 8,5 Newton later, dangteliai prisukti. Nežinau, ar toliau kažką galiu daryti, nes vis dar laukiu šitos nuostabios tarpinės. Gausiu tarpinę, tada galėsiu visą likusią dalį surinkti, o kol kas matyti šiandienai baigta. Kiek čia turim 8, nu tai vat, pats laikas namo. Tai gerai, tam kartui dėkui, viso gero ir iki kito karto. Taigi, grįžtame į studiją, turiu tarpinę. Tai dabar čia liko vienas meigė, ten neliko, tai reikia išsisukti, čia kažkur turėtų būti smeigė, arba jos jau nėra ir yra varžtai, tai gal reiktų pasidaryti, nes man tarpinė nesilaikys, nes su koliku ten dėtų gal ir nebus labai smagu. Tarpinė yra metalinė, kas yra netikėta. Galvau, kad jinai bus iš to popieriaus tokio, bet ne, jinai metalinė. Nu, bet žodžiu, bet kuriuo atveju turim tarpinę. Dedam, žiūrim, darom. Žodžiu, turim ir Nerių šį kartą. Labą dieną. Tai Nerių jau labą dieną. Tai žodžiu, jinai nenori kurtis, kai aš visus vakuumus galų gale padariau teisingai. Nenori dirbti tiksliau, užsikuria ir iš karto užgesta. Ir aš toks, I wonder why. Nuskaičiau klaidas, tai klaidos yra dėl šito daviklio. Čia yra temperatūros daviklis oro įsiurbimo. Tada yra klaida dėl aušinimo sistemos daviklio temperatūros.
kuris turbūt kažkur gal, nežinau, gyvena, gal apačioj Žarnoj, bet, jisai nesminis, neįdomu kol kas. Ir įdomiausias tai yra MAP sensorius. Šitas automobilis gan senas, tai jis neturi MES Airflow sensorius, jis turi MAP sensorių. Tai MAP sensorius, kiek išgooglinau, gyvena va ten kažkur. Prie firewallo, kaip rašo internete. Kažkur čia. Tai ką aš radau, tai jo fiškė. Tai vat ir suradom problemą, kodėl jinai nedirba. Bet tai yra dar ne viskas. Tęsim toliau. Čia. Čia yra nukirpti laidai. Šitie laidai yra 100,000% nuo Throttle Position sensoriaus, sklendės padėties daviklio sensoriaus. Ir pas mane tie laidai atvesti kažkodėl iš čia. Vat šitas labai gražus raudona šitą izoliacija, tiesiog magiška. Jau tiesiog kalba apie save, kad čia viskas nuostabiai padaryta. Ir pradėjau aš čia vyniot tą kiautą, kur čia buvo užvyniotas ta izoliacija. Ir labą dieną, dar nukirptų laidų randu. Ta prasme, čia Haltura Racing čia padaryta. Ir šitie atrodo laidai, kad čia bus, nors net nežinau, žodžiu, reikia išrinkti visą laidyną. Ir tada pažiūrėsim, aš čia koliką surinkau, galvoju, viskas vakumai baigėsi, dirbs ir va, prašau. Tai gerai, ardau laidyną ir žiūrėsiu, ko trūksta. Aš nesikeiksiu, jau išsikeikiau, bet žodžiu, atidariau šitą plastiką ir pukšt. Nėrius ir sakė, reikia pažiūrėti, gal bus nukirpta. Akurat, va, tie laidai, kurie eina čia, jie tiesiog nukirpti ir sukišti į čia. Tai gal čia dar šitie laidai. Eik tu nafik, p***ėts, atsiprašant. Nesuvaidintos emocijos. Eik tu nafik. Bet jūs įsivaizduot, kiek investuota į šitą šrotą. Užviniota 2 izoliacijom. Čia viena izoliacija buvo ir ant viršaus kita izoliacija. Užviniota, paslėpta, nedaug dievė, kad kažkas užkur šitą variklį. Bet čia labai norėjo draudimui parduoti šitą mašiną. Jau, ta prasme. Čia aš Žinau, ką pasakyti. Čia kiekviena vieta, ką palėti, viskas padaryta tik tai, kad nevažiuotų, neužsikurtų. Čia buvo laidai nukirpti paslėpti, bet irgi paslėpti, užvinioti izoliaciją saugiai. Salone irgi. Ten po plastikais laidai, taigi buvo irgi nukirpti ir irgi nukirpti, paslėpti, užkišti. Aš nelabai turiu komentarų čia. Ir MAP sensorius trūksta. Jo, MAP sensorius su jo sakiau, kad visai nėra. Tiesiog jo visai nėra. Tai va, tai gal ir nenuostabu, kad jinai visai nenori dirbti. Ir yra akivaizdžių priežasčių, kodėl šitas automobilis gali nedirbti. Jo, kodėl čia dega check engine ir kodėl meta man 6 klaidas. Nes aš Aurimai sakau, pažiūrėk, ar signalas nueina iš čia. Jo, pažiūrėjau su testeriu signalo, jokio nėra. I wonder why. Why? Čia engine base dažytas, nes mano mašina jau ultraise buvo ruošta, viskas Wi-Fi. Žinai, paskutinę dieną va, opt. Šaikės, aš neturiu komentarų, bet tai gerai, dabar, žinau, ką tvarkyti, jau yra gerai, kai aišku, ką tvarkyti. Reikia MAP sensoriaus, kuris pasirodo eina tik Suprai, bet, matyt, bet kokios Toyotos tiks. Tai ir sutvarkyti šitą šrotą, tai va. Džiugu, kad yra ką tvarkyti, darom toliau. Laidų sutvarkiau nebesikūrė, tai dabar jau lindom į bagažinę ir čia yra neoriginalūs dalykai.
nieko originalaus nematau ir mane tai izoliacija. Čia yra ta pati izoliacija, kur buvo užvinioti laidai, kurie buvo nukirpti. Tai man neprideda pasitikėjimo. Ai, ir beje, kuro pompa dirba visada, kai degimą duodi. Tai jo, reikia gal įlysti į vidų, pažiūrėti, kas čia priburta. Nes esu tikras, kad čia bus priburta. Ir kūro įpylėm, tai ne kūro problema. Tai gerai, lendu į vidų, pažiūrėsim, kas ten daros. Net kamutai skirtingi. Vienas minusas, kitas pliusas. Va taip. Bakas plasmasinis. Ar ne? Jo. Wow. Tai gerai. Išviniokim šitą pačią paslaptingiausią izoliaciją istorijai. Nežinau, kur net jie tokia rado. Bet čia jaučiu atsekčiau pagal izoliaciją žmogų, kuris šitą šrotą visada. Oi, čia, oi. Gerai, originaliai fiškiai atrodo taip, o čia yra kažkokia fignia padaryta. Tai žodžiu, kuro lygio mes neturim, dėl to, kad neturim, kas jį rodo. O ne šalia kuro lygio? Ne, čia va trys šitie laidai yra kuro lygio. Čia full time, nu blemba, bet čia grožis, pala. Šiniokim šitą grožį. Kai čia gerai padaryti. O, išsimovė. Tiesiog pliki terminalai. Jo. Va. Nu, magiška, ha? Čia hermetikas kažkoks įkaltas ir jisai... Wow. Taip, tu teisus. Eilinį kartą Nerius teisus, reikia klausytis brolio. Čia yra ta žarna, per kurią paduoda kurą. Dabar žiūrėkit. Jis mato. Jis mato? Va. Ne. Tiks. Čia kiaurai varo per šoną viską. Dabar kokią turim pompą? Made in USA. Valbro. Jeigu Made in USA. Matyt. Ai. O brolis žino, nes yra susidūręs su šitą bėdą. Ai. Čia ant tiek viskas halturnai padaryta, aš ne... Nu... Tai buvo Big Turbo Manual. Nu... Big turės sproktą turbo su tokiu setupu čia, nu... Bet hengeris, pažiūrėk, visiškai nesurudėjęs. RX7 ištraukiau, tai tos baltos, tai ten nieko nebuvo. Matai, kuro ten gal ilgai nebuvo. Nu gal, nes kuras tai čia viskas... Ne, tai čia panašu, kad su šitą mašiną važinėta buvo. Na jo, kol subeldė. Kita istorija. 2 hours later. Pirmas test drive'as.